srityse. Ir skamba išdidžiai. Jei nuo mažens savo atžaloms skiepysime ne vien tik materialių vertybių sistemos niuansus, o kai ką daugiau, kažkada turėsime puikią visuomenę, kuriai ne vien pilvo reikalai bus svarbus. Va taip ugdomi būsimi aplinkosaugininkai. Ar ne? Yra žuvis. Kokia žuvis? Ešeras, pasikoris mariakas. Gyvas buvo jo. Šešis žuvis tiek. Aras nuplaukė praktiškai labai gerai susiorientuodamas apie tinklo pastatymo vietą galima. Tai gyvas, bet tai kas jį paleis ir jisai susipralaimė šitrauks ir jau. Nu tikrai ne. Ne, jisai plaukiantis bus užkratas. Nes jau pasižiūrėk jo pelekai, visi apdrįstė, viską. Darot su tokia? Nu ką, jį... Kaip paleisti? Nu nepaleisti, jį sunaikint. Sunaikint reikia? Taip. Ežerą valo 4 narai nuo tinklų bando išvalyti. Per 2 valandas plaukiojimo jau ištraukta yra 6 tinklai ir 1 venteris. Tai nėra labai jau tokis ir blogas rezultatas. Ežeras, aišku, bus švaresnis ir žuvų ištekliam žala bus nutraukta daryti. Įdienos darbas baigėsi. Laimikis 6 tinklai ir 2 venteriai. Netrukus nuo Dusios ežero pargrįžo ir daugų policijos katerių tinklus traukę narai. Tikrinom, mūsų brigada tikrino Dusios ežerą. Buvo viso rasta 3 tinklai, kurių ilgis sudaro, galėčiau pasakyti, apie 4 kilometrus. Ištraukta žuvis, viskas, kas matosi, čia yra 7 valandų ryto iki 10 valandos kažkur. Šiaip jau nuo katerio, kaip sako, įsigijimo, tai antra akcija, tai buvo viena Dauguose. Tada jis, aišku, pasisekė daug kukliau. Buvo rastas 1 tinklas, o tokia stambė tai pirmą kartą. Kadangi susirinko 10 narų, 2 buvo laivai, tai policijos ir mūsų laivas, tai nutarėm patikrinti vieną nuomojamą vandens telkinį, o kitą valstybinį neišnuomotiną vandens telkinį. Tai nuomojamą vandens telkinys, tai yra Seirijos ežere rasta 6 tinklai, bet jie yra žymiai trumpesni negu valstybiniam neišnuomotinam vandens telkinį Dusioje. Jų yra viso 3, bet jų ilgis tikrai įspūdingas pagal svorius ant tinklo esančius. Galiu spėti, kad kas yra jų savininkas, jis pamatęs tuos svorius per laidą, jeigu tai galima bus pamatyti, atpažins savo ir žinos, kad šitą žalą padarėm mes, tai yra NERIM nariai, policija ir aplinkosauga. Sunku net įsivaizduoti ar patikėti. 5 kilometrai tinklų, net 5. Leidus fantazijai įsišėlti galime tik įsivaizduoti, kas vyksta visoje Lietuvoje. Tiksliau, visos Lietuvos vandens telkiniuose. Ir tai ne vienas 20 metrų tinkliukas. Tai rimti pramoniniai brakonierių tinklai. Smulkus, maži pažeidimai, jie tikrai nėra traktuojami kaip kažkokie nusikaltimai, o pagrindinis dalykas tai yra grubus brakonieriavimas, akiplėšiškas brakonieriavimas ir kaip jūsų laidose kitose buvo parodyta medžiaga, tai vienas dalykas, kur vietinis kažkoks tinklą pasistatė, paskui gailėsi, labai gražiai matosi ir filmuotoje medžiagoje. Na ir kitas dalykas, kur įžūlus tyčiavimas
pusės ir iš mūsų visų teisinių reikalavimų ir galų gale pasityčiojimas, ir iš mūsų viso bendro turto, gyvosios gamtos, kur mes ir deklaruojam ne kartą, kaip ir būdami ES šalis narė, ką mes turėjom, tai tikrai ne mūsų bekonus lietuviškus, kurį Angliją siuntėm, bet pasirodo, kad mūsų vienas iš didžiausių turtų tai yra gyvoji gamta ir paprasčiausiai būtų nepadoru jos nesaugot ir ją naikint. Kviečiame žiūrėti, kaip paprastas Lietuvos pilietis mėgino sutramdyti brakonierius ir kas iš to išėjo. O ryte jie aiškiai matėsi žuvis, tai tada jau teko, pamatėm, kad iš tikrųjų nieko kito nepadarysim. Teko įsitraukti fotoaparatą ir užfiksuoti. O jie matė, kad jūs fotografuojate ir kaip tai reagavo? Jie paprašė, kad aš... Šie žmonės, kurie plaukė vasarį, jie pamatė, kad aš fotografuoju, sako, kad žaidžiat kažkokios tai vaikų žaidimus, tai trinkės, ar nuotraukas ir panašiai. Mes pasiūlėm tiesiog ištraukti tinklus, paleist žuvį ir sakė, kad čia geros žuvytės. Mes nesusitarėm tarpusavy ir... Nesitaikęs su akiplėšiškai tinklus statančiais žmonėmis ir nufotografavęs juos tiesiog nusikaltimo vietoje. Vėliau visas nuotraukas ir netradicinės situacijos aprašymą patalpinęs didžiuosiuose žiniasklaidos interneto portaluose. Mes važiavom penktadienį, pradėjome žvejoti ir matėm kitam krante, kad yra daugiau žmonių. Tiesiog, kadangi jie mums neatrodė, tai mes per daug ir nesidomėjom, ką ten veikia. Bet vėliau jie išplaukė su guminė valtim ir pradėjo statyti tinklus. Realiai mes nesupratom, aš realiai galvoju, kad jie žvejoja. Bet kada jie priplaukė arčiau mūsų, kadangi jie tinklus statė ten vos ne aplink visą tvenkinį, priplaukė arčiau mūsų, tada labai gerai pamatėm, kad jie stato tinklus. Ką tada pagalvojot, kai pamatėt, jau stato tinklus, tiesiog? Kokios mintys buvo, su draugu šnektelėjot vis tiek kažkaip, palauk, aš čia dabar... Taip, pačias paprasčiausias, kad reikia skambinti gamtos apsaugos inspekcijai ir, kad toks dalykas neturėtų dėti. Bei, o tiem vyram, ką nors sakėte? Ką nors paklausėte, ar vedėte kokią nors diskusiją su jais? Penktadienio vakarą mes pasakėm, kad esmė yra ta, kad jie buvo smarkiai neblaivus penktadienio vakarą. Ir mes bandėm jiems šūkauti, bet jie turbūt mūsų nematė. Tai ten bergždžias reikalas buvo su jais vienas kalbė. Tai būtent tokiam pačios stovį ir tinklus statėme? Statė taip. Statė jie ten pakankamai, nes jie, sakau, jau buvo pakankamai anksti penktadienį atvažiavę. Visą vakarą jis sėdėjo ant kranto, ten turbūt paruošėsi žvejybą, o po to vakare jau išplaukė statyti. Vienas jūsų arba nematė, arba jų tiesiog visai netrikdė, kad turbūt. Šalia žmonės dar žvėjoja. Aha, gerai, ką pamatęs? Paskambinus bendruoju pagalbos telefonu 112 atsiliepė Širvintų rajono policijos budėtojas. Išklausęs pranešimo pasakė, kad informuos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūną. Žvėjai mėgėjai kantriai laukė. Praėjus gal pusantros valandos, gal 2 valandom, jie vis dar statė tinklus ir kadangi niekas nevyko, mes paskambinome dar kartą tų pačių bendrojo pagalbos telefonu, mums pasakė, kad gamtos apsaugos inspektorius yra informuotas apie vykdomą kažkokią pažeidimą. Aš paklausiau, ar tarkim, pati policija negalėtų atvažiuoti, tai man buvo paaiškinta, kad tai nėra nusikaltimas, tai yra administracinis teisės pažeidimas ir tai nėra policijos kaip ir prerogatyva veikti tokius iškvietimus. Tai va, vėliau nesulaukim jokių veiksmų, o ryte jie traukė tuos tinklus, kur aiškiai matėsi žuvis, tai tada jau teko, pamatėm, kad iš tikrųjų nieko kito nepadarysim. Teko įsitraukti fotoaparatą ir užfiksuoti. O jie matė, kad jūs fotografuojat? Ir kaip tai reagavo? Jie paprašė, kad aš... Tie žmonės, kurie plaukė vasarį, jie pamatė, kad aš fotografuoju, sako, kad čia žaidžiat kažkokios tai vaikų žaidimus, tai trinkės, ar nuotraukas ir panašiai. Mes pasiūlėm tiesiog ištraukti tinklus, paleist žuvį ir sakė, kad čia geros žuvytės. Mes nesusitarėm tarpusavy. Nei tą vakarą, nei naktį, nei paryčiais, kuomet vyrų kompanija pradėjo traukti tinklus su žuvimi, nieko įdomaus neįvyko. Gal kaip ir būtų
nepatikė, jei ne Rimanto Karolavičiaus su savimi turėtas fotoaparatas. Štai šias nuotraukas ir pamatė visa Lietuva. Taip, propanoravimas istorija buvo labai populiari.